toks mizeris, kuris yra žadamas Lietuvai. 12 ūkininkų, kurie augina kanapes 120 hektarų plote, Seimas 5 metus sprendžia pinigų dilemą. Per tos 5 metus Seimas, ministerijos, STT, FNTT, spectarnybos glamonėjo tą įstatymą, glamonėjo, kiekvienas rado teigiamų ir neigiamų bruožų. Ir štai atėjo jau į finišo tiesiąją. Jeigu bus priimtas toks įstatymas, Lietuva taps vidurio Europos narkotinių medžiagų tranzitinė linija. Kodėl? Ogi todėl, kad nesenai spectarnybos sulaikė narkotinių medžiagų už 23 milijonus litų. Tai yra vienas atvejis. Tokių atvejų gali būti ir dešimtys, ir šimtai. Tai reiškia, kad Lietuva yra tapusi narkotinių medžiagų transportavimo linija arba kelias į Baltarusiją, Lenkiją, kitas valstybės. O šitie kanapių augintojai nori užvaldyti Lietuvą ir po jų priedangą auginti kanapes. Bet kuo čia dėtos tada tos siejamosios pluoštinės kanapės? Žemės ūkio ministras Starkevičius pereitais metais Seime aiškino visai tautai ir tautiečiams, kad ten, kur auga pluoštinės kanapės, 10 kilometrų atstumu negali augti jokios kitos kenksmingos kanapės. Štai tokį briedą paleidžia Žemės ūkio ministras, kurio jokių argumentų nėra, jokių paaiškinimų nėra, nei mokslinių išvadų, ir šitą jo dainelę plaukioja po visą Lietuvą. Ir noriu pasakyti, kad mes, sąjūdis, žmonės, katalikų bažnyčia, visuomeninės organizacijos, tėvų ir vaikų komitetai, nelabai būtumėme prieš tas kanapes. Tačiau matome didelį galimybę po tą priedangą auginti psichotropinės kanapes. Yra baisiausia štai kas, kad kanapių kenksmingumą galima nustatyti tik 10 dienų laikotarpyje žydint tiktais. Įsivaizduokite, jeigu Lietuva bus apsėta kanapėmis, kas gali per tiek laiko viskas jas išanalizuoti. Kitas dalykas, po priedangą šitokių laukų didžiulių galima arais daugybė gabaliukų viduj įterpti, auginti psichotropinės kanapės. Tai yra tas baisiausias kanapės, iš kurių yra gaminamas hašišas ir marihuana. Kas yra vartotojas Lietuvoje tų kenksmingiausių medžiagų? Tai yra jaunimas. Tai yra vaikai, Lietuvos vaikučiai 11-14 metų išėjo į pirmaujančius Europoje pagal narkotinių medžiagų naudojimą. Tai yra hašiša, marihuana, kanapės. Štai kur yra didžiausia blogybė. Mes dažnai matome ir girdime, kad kažkur tai spectarnybos suėmė šiltnamyje, požemyje, tvarte, kambaryje auginančius kanapes. Psichotropinės ten jau yra. Tokių lizdų yra be skaičių daugybė. Ir jų suskaičiuoti, surinkti praktiškai yra neįmanoma. Štai kodėl visuomeninės organizacijos, katalikų bažnyčia ir tėvų vaikų komitetai reikalauja, kad būtų įteisintas patikros mechanizmas. Tai yra, kad patikra vyktų ant sienos, kad patikra vyktų auginant, kad patikra vykdoma būtų perdirbant. Štai koks kuriozas gaunasi. Šitie ūkininkai su ministrais aukščiausiais aiškina, kad Lietuvoje bus išvystytas kanapių verslas
ir bus gaminamos statybinės medžiagos, perdangoms, izoliacinės medžiagos, galų gale viskas. Tai yra aukščiausio lygio nesąmonė, kokį tai gali įsigalvoti. Aš esu tekstilininkas. Man teko garbė studijuoti tekstilę. Prieš 30-40 metų Lietuvoje, kiekviename mikrorajone, Lietuvos regione, buvo pirminiai linų apdirbimo fabrikai. Buvo grandiozinis linų audimo įmonės. Ir tą sunaikino. Atsirado jėgos, kurios sunaikino linų pramonę. Ir įsivaizduokite, šiandien nėra tokių technologijų, kad 3 metrų ar 4 metrų augalą, 3 centimetrų diametro galėtų jį apdoroti. Nėra tokių staklių, nėra tokių mechanizmų. Ir sugalvota yra tokia, bijau pasakyti net bjaurų žodį, bet kanapės įsivežti iš užsienio, iš trečiųjų šalių. Tai yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir kitur. Štai kas yra darom. Ir įsivaizduokite, kada masiškai furgonai veš tas kanapės, kas gali paneigti, kad tarp tų kanapių nebus prikrauta tiek visokiausių psichotropinių medžiagų, kad baisiau ir būti negali. Reiškia, Lietuva neturi mašinų kanapėm apdoroti, Lietuva neturi mašinų kanapėm pjauti, Lietuva neturi fabrikų kanapėm auginti, Lietuva neturi perdirbimo įmonių, kur galima būtų tas kanapės apdoroti. O Seime įvarytas blūdas, kad Europos Sąjunga Lietuvą baus už tai, kad neleidžia kanapių augintojams gauti paramą. Kadangi aš esu ekonomistas, nemažai esu matęs ir skaitęs, prieš 10 metų Europos Sąjungos paliepti, paprašyti, Lietuva supjaustė žvejybinį laivyną. Tai yra iš 70 laivų gražių, supjaustė apie 30. Šiandien Europos paskatinti, Lietuva nebeturi žvejybos įrangos sugauti žuvies, kiek reikia Lietuvos stalui. Štai kur yra prisidengiant Europos pinigais, bandoma įkalti psichologinius tokius niuansus žmonėms į galvą, kad katalikų bažnyčia, sąjūdininkai ir visokiausi tenai priešinasi verslo vystymui. Nieko. Aš esu Laboros tarybos pirmininkas sąjūdžio. Mes žinome ir konstatuojame, šiandien per 5-6 metus išpjauta yra 80 000 melžiamų karvių ir telyčių. Įsivaizduojate, ką tai skaičius? Tai yra 500 000 litrų kiekvienais metais pieno. Ir niekas neinicijuoja Seimo nutarimo, niekas neinicijuoja partijų, sambūrio, niekas neinicijuoja. Žmonės yra išvaryti ubagais, eiliniai valstiečiai jau perka pieną, perka kiaušinius, perka mėsą. Štai ką padarė mūsų valdininkai su Europos Sąjunga. Ir dar vienas bjauriausias faktas, koks gali būti. Lietuvoje šiuo metu dirvonuoja apie 1 milijonas hektarų žemės. Toje žemėje galima būtų sukurti apie 40 000 darbo vietų ir pagaminti produkcijos už 1 milijardą litų. Niekas, nei Seime, nei prezidentūrai, nei vyriausybei neinicijuoja tokių dalykų, kur patys žmonės būtų užimti, mažėtų atskirtis, mažėtų nepasitenkinimas valstybė, mažėtų nepasitenkinimas Europos Sąjunga, o čia surenka europinius pinigus, žmonės valstiečius išbožina, padaro liumpen proletarais ir paleidžia pavėjum ir visiems nusispjauti. O Seimas 5 metus rengia kanapių įstatymą. Ir tas įstatymas yra, brangieji mano klausytojai Lietuvos. Tai yra ne ūkio veiklos skatinimo, o tai yra mafijos įsigaliojimo Lietuvoje įstatymas. Po tą priedangą galima bus auginti tiek kanapių, tiek gaminti perdirbimo įmonių. Ir nebeužteks Lietuvoje nei 240 policininkų, kurie buvo mergaitė areštuoti, nei tie, kurie susirenka gėjų paradus ginti,
nei tie, kurie prezidentą saugo, nei tie, kurie saugos Europos tarybos čia susirinkimą. Nėra jėgų. Ir policija, spec tarnybos, Seime yra pateikę spec dokumentus dėl kanapio. Jie sako, kad Lietuvoje reikia parengti apsaugos mechanizmus. Tai yra turi būti įstatymai kanapių sėklų įsivežimo, kanapių medžiagų įsivežimo, kanapių perdirbimo, kanapių priežiūros, kanapių pardavimo, kad kiekvienas segmentas šitoje didžiulėje pramonės arterijoje judėtų. Ir tada galima, prašau, auginkit kanapės. Bet to nebūna. Lietuvėlė yra tokia, kad, vėl noriu pasakyti, įsileisk kipšą į bažnyčią, užlips ant altoriaus. Paimk kipšą ant rankų, užlips ant kaklo. Paimk priglaus prie širdies, pasmauks. Štai kas yra Lietuvoje. Tai yra aukščiausio lygio korupcija sutelkta Seime, vyriausybėje, aukščiausiose Lietuvos institucijose. Štai ko reikia mums bijoti. Ne ūkininkų tų 12, kurie augins kanapes. Reikia bijoti tų, kurie sudaro prielaidas auginti kanapes. Jūs žinote, kad Olandija yra tokia valstybė, kur leidžiama psichotropinis kanapes auginti. Yra specialūs šiltnamiai. Tame šiltnamėje galima paauginti 8 kanapes ir naudoti blūdijimui savo. Psichozijai. Lietuvoje tokių šiltnamių jau yra privežta pilna panašių 8 kanapėm. Jos vadina pomidorams. Ateis diena, kad visus tas šiltnamius iš parduotuvių supirks ir pagal priimtą Seimo įstatymą augins tas kanapes. Ir kitas dalykas, kodėl šiltnamiai? Todėl, kad kanapės mėgsta šilumą. Reiškia, jeigu jos auga atvirame grunte, jos netaip greitai auga ir netaip greitai sukaupia psichotropinių medžiagą. Netaip greitai. O kada auga šiltnamyje, jos labai greitai bujuoja ir sukaupia daug psichotropinių medžiagų. Štai kodėl yra taip daroma, kad Lietuva taptų psichozių šalis. Jau esam pilna psichozių. Žemai lenkdami didiesiems artistams, žemai nusilenkdami poetams, žemai nusilenkdami didiesiems sportininkams. Jie žuvo arba yra prie grabų lentos tik dėl alkoholio psichotropinių medžiagų naudojimo. Tai gerbiami Lietuvos žmonės, imkime šiandien, neleiskime auginti kanapių, o tiems ūkininkams surinkime mūsų 3 milijonai po pusę lito ir išmokėkime ES garantijas, kad jie turėtų pinigėlių ir daugiau nekištų rankų prie kanapių auginimo.